Ką, sunkios rungtynės, to ir tikėjomės, normalu. Džiaugiuosi rungtynių pabaigą, 25 minutės, 20 minučių žaidėjai tikrai sukūrė dvi, tai iš vis mirtinas progas, norėtųsi jų daugiau, jų ir bus daugiau, net nebėjau, sakau. Sunkios rungtynės, truputį stigo greičius, stigo greitesnio kamulio judėjimo pirmam kėliny. Po pertraukos tikrai įsivažiavom ir jo, galą dabar sužaidėm tikrai geriau, kokybiškiau. Biški buvo per daug chaoso, bet dabar turim dvi savaitės, atsiprašau, pakeltas 20-25 minutės į 90 ir tą padarysim. Treneriai prastai nemėgsta įskirinėti žaidėjų, bet negaliu nepaklausti apie jauniausią žaidėją aikštėje. Šiandien Tautą Burdzilauską man asmeniškai paliko labai gerą įspūdį, kaip tvarkėsi su vienu iš pavojingiausių varžovų atakuojančių futbolininko Lukbogi. Žinot, kokia dar problema, jis pats nesupranta, kokį žvėrį savyje laiko. Jis labai džiaugiuosi jo progresu ir jis nežmonišką šį sezoną padarė šuolį, ypač po tų, kaip po 19 sužaidė prieš prancūzų, kur ten topiniai žaidėjai, būkim biedni, bet teisingai žaidė ir jis jau tenai tvarkėsi su jais. Ir tai labai buvo didelė paskata jam, motyvacinė paskata, nes, manau, toj rinktiniai truputį aukštesnio kalibro žaidėjai buvo negu kai kurie, nenuvertinant kitų lygos žaidėjų, bet jo, jisai kokius žingsnius deda, tai šaunuolis, tik svarbiausia nesustoti ir jis labai stipriai. Po truputį lygos klubai pildosi naujais žaidėjais, ar išvysime naujų veidų ir Sūduvoje? Jo, grįš visi po traumų, tai bus naujokai ir tikrai komanda bus ir yra drausminga, tai taip, nepasisekė, reikia suprasti, kad mes vėlgi pati jauniausia sudėtį turinti komanda, tai ir bus tų bangų, praeitais metais irgi jaunimas žaidė, tai turėdavom ir dar baisesnių serijų, bet visada sugrįždavom ir mes sugrįšim dabar, tai čia klausimų nėra šitoj vietoje ir tegul kalba, kas ką nori, visiškai dzin man asmeniškai, tik vienintelis dalykas, ko netoleruosiu, kada ant mano žaidėjų kažką sakys. Ant mane sakykit, aš treneris, mano darbas gauti iš jų kritiką šitų komentatorių, bet ant mano žaidėjų nei vienas nevažiuos. Jei važiuosi, gal ateinu pasikalbėti akis į akį. Top sporto lygų dabar škia tokia pertrauka, tai ir Sūduvo žaidėjai gaus šiokių tokių gal laisvų dienų? Tai kaip, ne, be šansų. Paskutinė vieta. Reikia dirbti, dvigubai dirbti, dar daugiau dirbti. Ir sakau, mes padarysim taip, kad tos 25 minutės taptų 90, atsiprašau, minučių. Tai jokio poilsio. Jau turėjom laiko pasilsėti 22 turus, dabar reikia dirbti.